Nė neįtartume, kiek lobių slepia iš pažiūros mažytis ir ramus Mielagėnų miestelis. Šioje nuošalioje vietoje gyvena vienas iš nedaugelio likusių Lietuvos bokso čempionų – Arūnas Domininkas Grabažis. Šis žmogus gyva enciklopedija, aktoriaus, statybininko, karininko, verslininko, netgi politiko duonos ragavęs 72 metų vyras stebina savo energiją, užsispyrimu, noru žinoti ir nuolat būti įvykių sūkuryje. Vos įvažiavus į Arūno Grabažio kiemą, mus pasitinka krykštaujanti anūkų trijulė. Neilgai trukus pasirodo ir šeimininkas su žmona Jelena. Stebėdami jaukų Grabažių šeimos gyvenimą, net nepagalvotume, kokia sunki buvo Arūno Grabažio vaikystė. Aš gimiau Kaune, karininkų ir mokytojų šeimoje. Tai dar buvo Smetonos laikais, 39 metais. Mano jaunystė buvo labai sunki. Tėvelis buvo suimtas 41 metais birželio 14 dieną, išvežtas į Sibirą, mes dar to nežinojom. Ir mama augino mumis vienus. Mes nenuėjom su broliuku blogais keliais vien dėl to, kad mama vakarais mumis sustatydavo prie stalo ir sakydavo: vaikai, būkit geri, ką aš pasakysiu tėveliui, kaip aš jumis auklėjau. Mano jaunystė, kada aš neaktyviai sportavau, aš tada lankiau, buvo garsi Kaune Petraičių studija, teatro studija. Etiudai, ten viskas buvo nuostabu, kai atidarinėjai, ten Stanislavskis, tai mums Petraitis aiškidavo, tai mes visą šitą aš praėjau ir žinojau. Mano grupiai, mano draugai buvo Bronius Talačka, dabar amžinatilsį, paskui Aleknavičius, garsus irgi laidų vedėjas, prieš metų 20 vedė televiziją. O šitie vyrai nuėjo meno. O aš, kada pradėjau boksuoti, man kaip sportininkai buvo jau sarmata įti į sceną. Toks lūžis, vidinis lūžis ir tas pasirinkimas ar sportas ar menas nugalėjo sportą. Į sporto salę žengti Arūną sugundė klasės draugai. Pradėjęs sportuoti, Arūnas išbandė daug sporto šakų, tačiau įžengęs į bokso ringą, ten ir pasiliko. Sporte yra svarbiausi komponentai, tai yra greitis, reakcija ir koordinacija. Šitą visą aš buvau įsilavinęs kitose sporto šakose. Į bokso salę mane kai nuvedė, tai treneris tada pasižiūrėjo, paklausė, kiek man metų, aš pasakiau 18, jis sakė, per vėlai ateiti, tau reikėjo ateiti 5 metus ten atgal. Kai berniukai mes aiškidavomės santykius, tai kieme ne kumščiais, o bokso piešinį. Aš gana sėkmingai apgindavau savo orumą prieš kitus. Arūnas Grabažis bokso salėje pasirodė 1957 metais. Tai buvo jaunas, gabus vaikinas, savotiškas bokso stiliaus džentelmenas, niekada nepažeidžiantis bokso taisyklių. Ringe kovojo be klaidų, buvo galvotas boksininkas. Taip knygoje Tuoj nuaidės gongas rašė Vaclovas Peleckis. Šitas gero trenerio dėka man sekėsi ir boksuotis. Daugumas įsivaizduoja tai jėgos ir agresyvumo išraišką, tai aš įrodžiau, kad reikia ne tiek jėgos, kiek reikia galvos. Ringe šokdavau, užtat pravardę gavau baleriną, o treneriai ir daugumas žinovų vadino mane bokso lapė. Arūnas vertino ne tiek jėgą, kiek mąstymą, apgalvotus veiksmus, sugebėjo įveikti ne vieną labiau patyrusį ringo meistrą ir pasipuošti aukso medaliais. Laimėjo Arūnas ir ne vieną tarptautinį turnyrą. 70-mečio proga Bokso federacija įteikė Arūnui didžiausią apdovanojimą – medalį už nuopelnus Lietuvos boksui. Pasak Arūno, tai pats brangiausias apdovanojimas už išlietą prakaitą treniruotėse ir kovose pačiais brandžiausiais gyvenimo metais.
Bokso ringė sukauptas žinias ir patirtį Arūnas Grabažis nusprendė perduoti augančioms kartoms. Nutariau garbingai baigti sportinę karjerą, tęsti trenerio darbą. Ir esu išauginęs Netarybų sąjungos moksleivių sąjungos prizininkus. Tačiau tęsti sportininko ir trenerio karjerą Arūnui Grabažiui buvo užkirsti keliai. Jis buvo priverstas atsisveikinti su sportu. Bet tuo laiku buvo viena partija, viena mintis. Ir jeigu tu nepataikai į tą jų bėgimą ar buvimą jų sistemoje, tu esi išjungtas iš bendruomenės ir iš tos visuomenės ir tada turi ieškoti kito kelią. Pasirinkęs aš šitą kelią, aš nukentėjau ko? Materialiai, bet moraliai ir dvasiniai aš tikrai jaučiuosi visą laiką stiprus ir gyvenime atsisukdamas atgal aš niekuomet nesigailiu to pasirinkto kelio. Arūnas neslėpė, kad buvo skaudu palikti sportą, bet jis rado savyje stiprybės imtis naujos veiklos, vadovauti statybininkų brigadai. Nebuvo man kito kelio, aš susirinkau žmonės iš nusikalstamo pasaulio, kaip dabar vadiname, ir sudariau statybinę brigadą ir mes 6 metus dirbom statybininkų darbus, važinėdami po kolūkius. Jie puikiai žinojo, kad aš juos neišduosiu, aš pastačiau sąlygas, kad jie mano buvime su jais neapgaudinėtų, nevogtų ir negertų. Tikrai visi dirbo labai nuostabiai. Matyt, šis gyvenimo posūkis Arūnui Grabažiui buvo lemtingas, nes atvykus į Ignalinos rajone esantį Mielagėnų miestelį, jis sutiko savo gyvenimo moterį Jeleną. Mes pamilome vienas kitą ir pasilikom. Ir kada mane žmonės klausė, kaip jūs čia atvykot, kaip jūs čia atsiradot, aš visuomet sakau, aš esu meilės tremtinys. Meilė tada nereikia nei miesto, nei dvarų, nei nieko. Ta kūrė mes patys. Ir Kaune visi stebėjosi, nieks netikėjo, kad aš galėsiu čia įsikurti ir būti, todėl kad mes buvom asfalto berniukai, o nukėlė mane gyvenimas ant žemės. Turbūt receptų meilė nėra. Vienas kitą labai pasitikė. Tai yra pagrindinis mūsų gyvenimo. O meilė? Nu tai meilė. Meilė irgi pasitikėjimas. Taip aš netikėtai papuoliau į tą boksą iš meno pasaulio. Taip netikėtai aš iš sporto pasaulio papuoliau ir į karinį pasaulį. Čia organizavau sąjūdį ir, žinoma, kuriant karinę struktūrą, aš nuėjau tėvo pėdomis ir 90 metais pradėjau kurti Ignalinoj krašto apsaugos sistemą. 91 metais man patiem pirmiem Lietuvos kariuomenės kūrėjam buvo suteiktas laipsnis, karinis laipsnis. Ta karinė laipsnė aš gavau labai aukštą. Aš paskambinau mamai ir pasakiau, kad aš jau majoras. Mama apsiverkusi, pasakė, tu aplenkiai tėvelį, todėl kad mano tėvelis žuvo būdamas kapitonas. Tai tokia mūsų šeimos ir mano kaip karininkų tęstinumas. Po to atėjo laikas, kaip ir visiems, ateina amžius ir išėjom į atsargą, į pensiją ir tada buvau išrinktas Ignalinos rajono tarybos nariu. Šiandien 72 metų aš jaučiuosi dar gana pajėgus ir jaunas. Ir aplinka stebisi, kad aš šiandieną mokausi anglų kalbą. Aš įsivaizduoju dabar, kada jaunimas mane pamato tarp savęs ir aš dar mokausi. Jiem tai yra nuostabu ir jie galvoja, ką tam seniui dar reikia. Bet man to reikia.
Ne jiem reikia, ne aplinkai reikia, tai reikia man. Aš noriu žinoti, aš noriu bendrauti, aš noriu būti lygiavertis žmogus ir suprasti tą aplinką, kuri šiandien egzistuoja. Ir šiandien jaučiuosi kaip lygis tarp lygių ir šitas visas gyvenimas man tikrai yra laimė.